Sėdu plaukt. Ople. Labas vakaras. Tokią greitą žvejybą susiorganizavau. Vakarinę su kajaku. Vat, sakau, bus proga kaip tik išplaukt, pabandyt. Ir galvoju pasėdėti ant linų ar karosų. Nu, ant tokios žuvies. Dabar 7:30 vakaro. Tai vat, kol prisiparkuosiu, kol pasišersiu, gausis kokias 8. Nu ir tikiuosi, sulauksiu kibimų. Reikia dabar vietelę susirasti kokią tinkamą. Reiktų iš kitos pusės inkarą užmest. Stabiliau turėtų laikyti. Nors čia vėja nebus, nes čia radau žuovėje tokia. Neturėtų būti. Kaip išsirinkau vietą. Daugmaž žinojau, kad čia stosiu. Ir radau tokią va ten va įlankėlę. Žolių yra šiek tiek, bet nedidelės ten ant dugno. Nu, svarbiausia, kad čia vėjo nėra, man tas priimtiniausia. Vieną vietelę, čia antrą, čia trečią galima per kelias pamėtyti. Tai pasižiūrėti, kurioj kips. Prasme, daug kur vietos užmesto, ne tik vieną ir viskas. Čia ėmiau viską minimalistinę, kad kuo mažiau daiktų į baidarę. Nors telpa ir keli kibiriukai tenais gale. Viskas čia gerai. Vat ir keli kibiriukai. Ir jauko. Žirniukų. Pavaryti tą vietą. Vieną. Daug kol kas nedėsiu. Čia daiktai visokie atsarginiai. Į jauko iš šaldiklio prigrebiu. Realiai net nežinau, koks čia šaldytas, tamsus, matau. Biški žirnių yra. Čia karščia, man atrodo, buvo skirtas. Panašu. Dar sušalęs reikia, kad atitirptų. Ir užmesiu. Meškerė ta pati. Viskas tas pats, sistemėlių nekeičiu. Norėjau iš kitos pusės šitų lūgnių juostas žvejot, bet tenais vėjas. Kažkaip gal pažvejosiu, sakau, iš šitos pusės. Bent jau vėja nebus ramiau. Pasižiūrim, kas per gilis. Gilis bus koks apie metrą turbūt. Kaip ir dažniausiai visur panašiai labai. Nu, rutuliukų padariau.
Jaukinu. Dar vieną čia užmest. Vieną čia. Bet pagrindas savo tą vietą. Viską dar palieku. Biškį. Žirnį jau pamėčiau. Gylis 80 cm toje vietoje. Biškį galvojau bus giliau. Tinka ir toks gylis. Taip, pradėsiu ant musės lervų. Krūvą musės lervų uždedu. Užmetu ir viskas. Susiruošęs. Dabar laukti kibimo, jeigu toks bus. Tikiuosi bus. Jei, pirma žuvis. Raudžių ten prisirinkę krūvą. Nespėja masalas nusileisti. Iš karto atakuoja. O, karšiukas. Tik užmečiau ir sakau, žiūriu, veda. Karšiukų prisirinko. Toks. Nedidelis. Nu, tai blemba, čia jie greit ištuštins mano jauką tą. Karšiukas. Taip gražiai ėmė, prinardino plūdę. Galvojau, jau liniokas koks, sakau. Karšiukų pritraukė, matai. Nu, turi ir liniokas koks ateit, manau. Gal biškį reik, kad temt pradėtų, nes čia tas toks gylis, sakau, nedidelis 8 cm. Gal nedrąsiai jaučiasi, kai šviesu. Vėl iškart kimba. Mažiukai.
Dar vienas karšiukas. Kurgi mano linai. Vien karšiukai kimba. Dar vienas karšiukas. Bet kas blogiausia, mačiau, kad mano plūdė įskilus. Žiūriu, dabar išsinėrė. O ten viršūnėlė plaukia. Ajajai. Kažkaip, man atrodo, aš ją suskaldau, kai kertu. Ir išskrenda plūdė. Gaunas atsitrenkia į meškerę kokią ar į kažką kitą, kietą kažkokį objektą. Ir suskyla toje vietoje. Reikia pasigauti tada viršūnėlę savo. Bandyti susitaisyti. Tokią turiu pakaitinę plūdę, užsidėjau. Bet jinai nešviečia. Tai tik tai pasėdėti iki kol sutems ir viskas belieka. Nes nebeižiūrėsiu plūdės. Užteks. Gal pusvalandis, gal koks. Belika turbūt iki sutemų ir viskas. Neužkips, tai neužkips nieks. Kaltinsiu orus. Nes vėjukas toks nemalonus. Ir gūsiai kartais užeina tokie jau postipriai. Daužo smulkmė, nieką padaryti negaliu. Kojytės, raudytės, kimba mažas. Tas jau 10:11, pritemo jau neblogai, vat plūdė. Tai kaip išprotėjai šokinėja. Ai, nebelauksiu. Tiek to, šį kartą nepavyko nieko rimtesnio pagauti. Karšiukui tik tai užpuolė ir raudės. Nu, reikia gal gilesnę vietą susirast. Čia tas 8 cm, tai toks šiaip savo. Aišku, galima pagauti, bet gal ne šiandien. Tai tiek bus šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Susitiksim kitoj žvejyboj. Iki.